Nu ką, žiemą, vasarė eina, sninga, gražu. Atvažiavom pabandyti pažvejot, bet atvažiavęs greičiausiai matau, kad yra nieka gera, nes vienai pusėje dar net properšą matau. Tai labai didelis klausimas, ar mes čia užlipsim. Aišku, matau, yra pėdas. Bet ten, kadangi tekantis vanduo, tai aišku, sunkus atvejis. Bet čia toliau matau, yra žvejoti ir yra eiti vieną pusę ten, kur mes žadam eit. Tai ką, bandysim neįsimaudyti ir bandysim, aišku, neįsim vieną pusę. Bandysim į daugiau vieną pusę, nes ten daugiau ešeriai laikos. Gal net paeisim giliau upę. Tai kol kas, vat, bandom susirasti pirmą eketės ir matysim, kaip seksis. Nu va, pasigrėžiom ekečių. Ten toliau jau labai, ten ko vieną pusę daugiau. Ploniai lets, aišku, ten kažkas ir toliau jas, bet nesu mano svoriu. Vaikščiu, tai pabandysim pradžiai subalansyru, su liesgutę peit. Egedas koks 20 ekečiukų yra. Pradžią turim. Turėtų kolega atvažiuoti, galbūt. Ir bandysim kažką pagauti. Pirma ekečiukė. Gylis. Normaliai, 1,5 metriuką. Rudenį čia kampeldekas stovėda. Šiaip dažniausiai čia už tų žolę ešeriai pasigaudo. Ten, kadangi šaka nukritus yra, tai manau vis tiek turėtų koks naudėlis įdėti. Ten į kraštą neaišku. Nes čia dabar, kur pirmoje eketė gylis didesnis, po to ten seklesnė vieta ir po to ten vėl į gylį išeina. Nu, žinau, bandysim gal. Matysim, kiek ten pėdas nueitas vieną pusę, gal bandysim pasigrėžioti į tą gilesnę pusę. Bet kol kas pradžia. Pirmą ekečiukę matysim, kas gauna. Kadangi sninga, gal didelio aktyvumo nebus. Vis tiek tada slėgis keičias. Nes čia palink kraštą dažniau liudeką sušaudydavo ant balansyrą. Aišku, didelė rimtesnės meškerės dideliem balansyram nesivežiau. Taikinys buvo ešeriai. Bandysim ir pasigauti mes jų. Nu ką, šovim virš 20 ekečių. Vieną pusę. Klets taip labai nepastovus. Kažkur 7, kažkur 15 net. Aišku, trat visą kitą. Bet ten pasigrėžiuojam taip jau plius minus. Palei tokias vietas, kur buvo praeita. Tai jeigu kažkas bent porą kartų praėjo, vadinas, galbūt buvo kėbims. Tai praseisim pro šitas eketės, jeigu nieko gera, mesimės į mažą žvirdubį. Bent jau pasibandyti pasigautos kelis ešeriukus. Nes kol kas nieko gera. Su be masalinę praėjau per tas pačias eketės, kuriuos išžvejojom. Tai visiškai nieka. Nei barikšti. Tai toks jausmas, kad šitam gale žuvės visiškai nėra. Matysim, kas bus toliau. Aišku, čia gylis yra. Bandysim į žvirdobį. Aišku, peiliam nieka gerą žvirdobį. Bet kiek čia to žiemos beroda. Dar variants yra dar vieną, žinau, vietą, kur nuvažiuot, bet vėl labai daug grąžimo.
labai daug ieškojimo ir ten balansyrų nepagaudys, nes labai daug žolės. Aišku, žvirdubė tas pats. Tai kad žvirdubė esu nepagavęs ne vieną, ne du tos didesnis ešerius, tokius, kur jau verti dėmesį. Bet aš kažkaip pradedu bijot, kad čia tai pusė žuvis laikus dabar. Bus kur nors arba į vidurį išėjus. Bet aš nelabai dar norėčiau ten rizikuoti eiti. Dabar esmė ne vienam. Tokie žvejybos. Arba ten anam gale, kur yra properša, nes ten vis tiek daugiau degonės, tai jos gal daugiau ten tada laikos. Dėl to dabartinė mano pozicija tokia yra durna. Durna, labai durna. Greičiausiai būdavo kokias akys didesnės, kur properšas sukibdavo. Dabar tai čia visiškai nieko gero. Visiškai. Šalika dar 5 eketas. Net snaiperis nebaksteli. Na taip, būdavo bent snaiperiuks, koks baksteli dakas nors. Bent tie maži ešeriukai. Dabar visiškai nieko. Aišku, ešeriai apsunkia greičiausiai nuo ikrų. Ne, judė taip, kaip norėtų. Kaip mes norėtų. Sėdž kur nors būrį duobiai. Kokioj nors. O tu čia ir ieškok, kur jie randas. O, turim nukanda. Turėjom lidekiuką. Va taip. Buvo balansyras, nėra balansyra. Nu ką, atvarėme naują žvirdabę. Vaizdą, aišku, neįtikėtins. Prasigrėžė kažkas apie 20 kečiukį plius minus. Matas, kad buvo vakar, žvėjoja. Ten toliau buvo vietinis. Aišku, kažkaip labai pabėga greitai. Arba tik tai man taip atrodo. Tai ką pasiruošėm? Eisim tiesiog greičiausiai su blizgutė. Nes labai daug žolių, tai su balansyru nepagaudysiu. Praeit čia tą sekėtę su blizgutė ir matysim. Nes kur seniau privažiuoti čia galėdom šalia labai išmaknut kelius. Iš anos pusės dar toliau ten reikia nuvažiuoti, kad labai toliau ateit, o ten anoj pusėj ten realiai vien žolės. Ten krašte porą tokių didesnių duobių, o giliai, kai 20 cm nelabai ką pažvėjausi. Tai einu pasiruošti įrankius, bandysim kažką pagaudyti. Matysim kokią situaciją. O, turime ešerį. O, nu gražu. Pirms ešerys. Toks. Bent jau pasirodė, kad yra. Taip, aišku, labai nenori. Taip, palengva. Bet jau ir žuvis.
tas mažas. Maži tvenkiniukai vis dėlto geriau. Aišku, yra vienas, turėtų būti daugiau. Tai bus Sada masalinė galės praeit čia. Vis tiek tos duobės tokios. Taip pačiai žolės daug. Daug žolės visą pačiai. Čia net aukštai dar reikia pakelti. Bet labai neaktyviai prispaudė tik į viskas. Nu, bent jau viens. Bent jau pradžią turim. Atsiprašau. Radėja. O, tik leidus. O, jis snaiperis yra, va. Va. Ir ko tu nori, va. Va, taip. Nu, baig. Nebesisuk. Tai duok. Nu, į lūpas kampuką, va. Paleisime tavį. Ten į tolimesnę eketę. Gyvenk. Valgyk. Va. Nu, trečia eketė, 2 ešeriukai, snaiperis. Šitą pasidėkim arčiau. Matysim, kur gaudėm, ką pagavom. Ką, praėjom projektą su bemasalinė. Tai ten tas viens nenaudeliuks mažas ir te buvo. Pasiruošėm vėl atgal savo blizgutę. Ir bandysim dar biškį prasigręžiau mekėčių. Bandysim paieškoti gal. Rasim tą kokį vieną kitą aktyvesnį ešeriuką, nes aktyvumo tai visiškai pas jos nėra. Sako, va, kur buvo keli, ten buvo daugiau. Visiškai nieko gera. Va, čia va viens va, toks dar. Čia va dar viens irgi toks visai toks. Jau ne iš tų visiškai degtukinių. Bet sako, aktyvumą kad kaip ešeriui, kad jis ten baksteltų stipriau, visiškai nėra. Užgulo, viskas. Nu, panašiai kaip ir gaudant, kas jau gauda mikromasalais. Kas gaudė prie žiemą, tiksliau žiemą, kas gaudė, tai žino tas. O, buk. Dar viens va.
šitas biškį gal stipriau. Timteliai. Tai panašiai taip pat kaip mikromasalais gaudant. Toks... O! Nu ką tu? Nu šits jau ho. Purvyna ešerys. Va, grožis. Nu ir čia tų gražių ešerių. Tai jau yra atsipirka visos dienos žvejyba. Vieną pagavus šitokį. Na, prasigrėžiam dakelį, sveikite. Pabiškį kilvė juks. Saulė tai pasirodo, tai dingst. Ledą nebėr taip malonu kaip nuo ryto pusės. Tai greičiausiai va pasitikrinam. Praeinam per tas eketės, kuriuose dar kiba. Ir važiuosim namo. Ir ką, ir tada susimatysim greičiausiai kitų žvejybui. Aišku, kas jau žiūrit streamus, ne tik tai, ta prasme, ne tik į žvejybos pradėjo žiūrėti, bet ir... Nu, buvo bakstė. Bakstelį. Ir gyvybė. Va, kokia dėduma lydekanas pagavom. Va. Ir žaltys dar sukas. Einam, paleisim. Bet jau tokia diduma. Senai tokia bebuvo pagavęs. Čia kažko turėjo mekėti. Va. Bet vadinasi yra jų. Va, mūsų žuvis. Ežeras, tikliau, žvirdabė. Ką, iki kitą kartą. Iki.